Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime balandžio 17 dieną. Atvažiavome į objektą po 9:15. Ir dabar vanduo jau paleistas kaip 10 minučių, dabar be 10:02. Objektas Kudonis, čia kur Ilgio ežeras prie Elektrėnų, o dabar ir tik ir matosi tik tai ežero kitoj pusėje, nes kitoj pusėje Mėjaugonis yra. Tai va, ką apie gręžinį galiu papasakoti. Gruntas buvo lengvas, molis, po to dulkys, plavūnas. Greit praėjo 23 metrai gavosi, lygiai 23 metrai 20 cm, jeigu taip tiksliau. 12 štangų buvo suvaryta į mūsų grėžinų kaminį. Na, aišku, čia jau artesnį horizontą pasiekėm, čia jau neminė grėžinys gaunasi. Pamatavau 12 litrų kibirą, pribėgo per 26 sekundės. Tai čia gaunasi kubas 666 litrai į valandą. Va, basiukas, vandens gyslų ieškotojas, pagrindinis. Bosai, porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Ką suradai? Vandenį suradai. Va, ir 23 metrai, pamatavau vandens statinį lygį 5,60 nuo žemės paviršiaus. Tai va, 17 metrų ir 40 cm vandens stulpas grėžinys sukilęs. Daug kas klausė, jeigu tenai 20 metrų grėžinys ar 15, kaip vandenį pajungs pats hidroforas. Nu, vat matot, siurblys pajungtas, bulinis vožtuvas stovi. Va, tokia srovė varo. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo? Labai puikiai. Galėsiu prašyti komentarą Facebook'e. Ačiū labai. Nu, labai tikrai labai greitai, žinokit. Labai greitai ir šaunu, malonu. Nu, kai sakau, tik tai geriems žmonėms būna vanduo. Nu, iš tikrųjų. Tai va, iš tikrųjų. Ir praeitą vasarą gręžiam kaimynams. O gretimai sodyboj. Ten gal ant 2 metrų perkritimas biškiai aukščiau yra. Ten gavosi 31 metras ir debetas gal kubas į valandą. Ten visai kiti buvo smėliai. O čia parodysiu. Bet nuo 17 prasidėjo tokia smulkesnė frakcijas, po to truputį jau stambėjo, dar stambėjo ir va pati paskutinė. Va pati paskutinė. Va, kokie va, gražus, nu, fokusas. Va, gražus va, smėliukas iš artesnio horizonto. Va taip atrodo 2 gręžinio duobės, gręžinio šaktą, 32 diametro vamzdis. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę, tik tai gręžimės rankiniu būdu, vandens pagalba. Kaip užsakovas yra tvenkinys, tai iš tvenkinio buvo pravestas vamzdis ir pasidavėm vandenį grįžimo procesui. Ir viskas. O taip ir toks rezultatas. Užsakovai patenkinti, sodyba faina. Ežeras puikiai matosi. Tai va, visi patenkinti. Tai ką tada? Visiems geros dienos ir gero vandens. Ačiū labai. Iki.